Sveiki, čia Nerijus iš Tunas Tuntraiderių. Ir kaip vienas garsus sportininkas yra pasakęs, kad svajokit atsakingai, nes svajonės pildosi, tai nebėra Hondos. Bet mano kelias ties tuo nesibaigė ir mūsų laukia naujas projektas. Tai va, čia yra mano naujas draugas Kawasaki ZX6R. Motociklas yra 2003 metų. Yra pilnai techniškai tvarkingas, tačiau turi trūkumų. Bet čia tik kosmetinė dalis, tai sutvarkysime per žiemą. Ir šitose klipuose jums parodysime, kaip motociklą paruošti akrobatiniam važiavimui nuo A iki Z. Todėl DP, man atrodo, laikas eit dirbti ir išrink šitą mažylį. Paėmė mane rakursą, jo? Paėmė. Gerai. Tai va, ardydami motociklą rasit labai visokių daug šlangų, laidų ir taip toliau. Viskas susižymėkit, kad paskui surinkinėdami atgal nieko nepamirštumėt. Domas dabar gerai padarė. Į radiatorių ateina 2 šlangutės, pasižymi, kuri viršui. Kur jis mane? Gabrielė. Taigi šiame motocikle variklis prie rėmų yra pritvirtintas 3 taškuose. Tai va čia yra vienas taškas, čia kitas ir čia trečias. Triose stovi gan įprastos veržlės. Ir norint atsukti šitas veržlės reikia pasigaminti specialų raktą. Tai va Šarūnas padarė tokį iš galvutės. Turi būti 4 dantukai. Dabar parodysiu kaip atsukti. Jisai turi atitikti pedeliai, kad nenuslystų. Ir atsisuka šios veržlės. Jeigu viską tinkamai padarėt ir visas veržlės atlaisvinat visus varžtus, išėmėt, variklis turėtų lengvai atsiskirti nuo rėmų. Bandom. Čia mes padarėm klaidelę. Nenuėmėm grandinės. Bet teks ją atskirti. Ne, neteks, numauk. Opa. Viskas. Kawasaki ZX6R 2003 metų dalimi. Dabar visą rėmą vešime stiprinti, virinti. Čia dėsim specialias plokšteles, kad rėmas netrūktų, neplyštų.